Labą dieną. Šiandieninį pamok paskirsiam žemaitišką poeziją. Rašant žemaitišką poeziją ir tikra pastarųjų laikų didelė daug. Raša ir šiaurės žemaitių patarmėms, tai ir telšiškių, kretingiškių. Raša į pietų žemaitių patarmėms. Šiandieną skirsiam pamoką tiems, katrie raša žemaitiškų poeziją šiaurės žemaitų, kretingiškių, telšiškių patarmėms. Tai trys autorė pamokų šiandieną bus neatsitiktina. Anų visų kūryba ir kažko panaši. Skėras anų patirtis. Skėras omžius. Anų kūryba tor tokių bendrų tam tikrų taškų jerokotumėm aplėtemas. Į tor kažkokių tokių bendrų taškų jerokotumėm aplėtau, ką paniai raša. Visų pirma, šiandieną norėčiau pristatyti Rimeik Leon. Rimeik Leon ir kilima iš Linkimų Parakvės, ten taip gyvena dabar. Ir gėmis patius Linkimus, paskiau ir mokės žemytis pradinė mokyklo. O po tos pradinės mokyklas prisėjai Latvijoje peimenauti. Į tepką Kretingos rajone Lindimos 7-metį mokyklą pabaigė jau turėdams daugiau metų, negu dabar mokinė kanų tor. Paskiau po to mokės Klaipėdoje baigė buhalterijos mokslus. Ir tep iš savo gimtos Parakvės daugiau niekur neišvažiavo. Dėl to, ką pregėjat ir parašęs ne vieną knygą, katru didelę platę linkimą ir minavoja, ir užrašęs tremtinių atsiminimus. Rimeik Leonas nuo 1952 metų bendradarbiausiu Skuodo rajono laikraštį Mūsų žodis. O tas pats laikraštį pradėjo 1951 metais. Ko ons ten liubi to laikraštį rašyti? Tonkia vien liau parašyti aplėtau kasdats linkimus, liau atsiųsti kokią eilėraštį, bet vien lietuvių bendrinį kalbą. Atei toks šviesus, kad gal pasidžiaugti, kad ons pradėjo rašyti kuo toliau, tuo daugiau žemaitišką. Buvo vienas iš pačių pirmųjų, katrie žemaitišką pradėjo rašyti, nes mes, tai, katrie dirbam Skuodo rajono laikraštį Mūsų žodis, ano žemaitiškus vaizdelių, žemaitiškus pasakojimus pradėjom gauti, tu jau pat po to, kaip išėjai pirmais žemaitiškas rašybos patarimų leidimas, ir ką Palungo buvo pradėts leisti žemaitiškas laikraštis Amonsaka. Tai va už kartą Rimeikis pradėjo rašyti savo gimtojų žemaitių kalbą. Bet, kaip matėm iš tų knygėlių, tik ta viena pati ir žemaitiška. Didelė dūšį džiaugas, kad 2013 metas, katrie buvo paskelbta armių metas, uns kaip krietnų žemaitis visą savo žemaitiškoj kūrybą, nors aš misliu, kad rasint ne visą, ką nusida daugiau, sudėjai šitą tų knygėlį. Ir tuo knygėlį ir ne tik nuo žemaitiškas prozas, bet ir žemaitiškas poezijas. Žemaitiškų kūrinių ir dar kitus leidinius, katrie jau, gal sakyti, ir tokie kolektyvinė. Uns ir tink ne viens kaip autorius, bet viens iš bendrautorių. Visų pirma, noriu parodyti tokį knygą, kuram žemaitiška, ta knyga ir pavadinta taip pat, kaip į tas konkurs, katru aš jau minavojau kitos pamokos. Sakiau, kad Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešoji biblioteka su Skuodo žemaitų draugija kas antrą metą organizavo tokį respublikinį žemaitiškas kūrybos konkursą, katras tepi vadinas, kuram žemaitiška. Į tam konkursą dalyvavo autorė, katrie rašo žemaitišką ne tik iš Skuodo rajono, bet iš visos Lietuvos. Tai va, Rimeik Leonas tus konkursus ne vieną kartą ir dalyvavęs, ir anų kūrybos gal rasti va tuo knygelį. Ta knygelė dar noriu priminti ir išleis 2019 metais. Anų kūrybos gal rasti šitą tuo krietinių knygų, katru jums taip pat jau esu ruodiusi su meilė tėviškė. Čia kaip minavoja ir 29 žemaitišką rašantį autorių, katrie ir kilima iš Skuodo rajono kūrybą. Rimeikis be to, kad ir raštas žmogus, nors, kaip sakant, vis gyvenimą nam daugiau reikėjo su skaičiais bendrauti, bet uns ir raštas žmogus, literatūros žmogus ir ne tik.
Uns grajai tokio kapelo, katra vadins linkim armonikierė. Uns dalyvau daug didelę renginių, katrus organizavau Skauda Žemaičių draugiai, Skauda rajono savivaldybės Romuald Granauskų viešoji biblioteka. Tintus renginius visuomet skaita savo žemaitišką kūrybą. To žemaitišką kūrybą uns skaita išpometė, kitaip sakant, galvos. Nors kapminavo jau ir gėmis 1930 metais. Tai va šiandien tuos tradicijas Leon žad nekeisti, un žad paskaityti išpomėtis porą savo eilėraščių, bet prieš to, kad uns pradės skaityti, aš vis tiek noriu paklausti vieną klausimą. Ankstiau tamistą rašėt tik lietuvių bendrinę kalbą. Kas paragina paskatin pradėti rašyti žemaitišką? Žemaitišką pat pirmoje eilėraštį parašiau, kad įvyko Kalviaus Simon Daukont minėjimą literatų suvažiavimas ir ten mislijau, dėl ko aš negaliu žemaitišką parašyti. Parėjęs į namus, to pat vakar parašiau eilėraštį Simono Daukonto. Ir nuo to laiko pradėjau rašyti mūsų žodį apie gamtą, apie žmones, apie toks biš humoristinius. Mielą prie Jonauskis, Stasys redakcijų kordė, visuomet jau laukiu, manis, kuomet aš čia dar pateiksiu naujų kūrinių. Va taip jau, dabar kažko aptingau. Tai ten, kiek suprantu, tam renginėje kažkas skaitė žemaitiškus eilėraščius. Taip. Tad tam jūs pasiklausėt ir pamislėt, kad nemažnės prastesnis, galite jūs rašyti. Pagalvoju, misijų, dėl ko aš negaliu. Dabar Leon, o rašyti žemaitišką sunkiau ar lengviau negu lietuvių bendrinę kalbą? Kada esi pratęs, man sunkiau nėra. Tad dabar paprašytumėm tų eilėraščių, katrus ir girdėjo žmonės ne tik Žemaitijoje, bet į Aukštaitijoje, tai ir į Dzūkijoje, Suvalkijoje, į Pasvalyje ir Vilkaviškyje, Varėnuo, ano eilėraštė skambėjai. Tad pasiklausykim tų pačių gerųjų, kur tikra nieks kits taip, kaip Leonas negalėtum parašyti. Prašau. Vien tokį, kaip gyvenimišką nuotykį, palikau nežanots. Kai išbridau iš vaikystės stuoną, po kiek laiko pradėjau myslyti apie žmoną. Aplinko mergaitę puikiausius, skaistaveidį maloniausius. Pirmoji atkrėt tokia rudakelio uona. Jau myslį čia būsta man tikroji žmona. Vieną vakarą šokį parlydėjau, šalia anos pagulėjau. Greit aš pradėjau snaust, man sako, ek tu lauk, kam tu man parlydėjai, tu meigite norėjai. Neblogėjęs į Janiną, bet jei padraugausia, nesigeit pianiną. Pinigų aš tik neturėjau, tad į draugystę atidėjau. Žiopsojau į tokį aukštą stasį, puikliai gelton kasį. Bet kažkaip nedarys savo pasipėršti, tad tas pėšlybs vėl teko užmėlti. Šokius toncinau Marytę, susirpinau rimtą, kau čia daryti, pasipėrštą dar palaukti, aveinam kap šuniai kaukti. Netoli susėdus gyven berutelį, mitri darbšt ką betelį. Bet animų neveizėja, nebūt kaus juoni mylėjai. Kalbinau gražuolį Daivą, čia jau tikr širdais atgaivą, bet ant pašiaus savo šėrį, paveilni, kam tu dėri. Užeidavau pas tokį storolį Reną, bet kas supykst kauką apsirena. Kur aš anau tokį dėsi, geriau viens pripečiaus gulės. Iš to didelį būrelį neįsirinkau savo žmonelį, palikau žels nežanots, netaip jau didelę biedus, bet ir nebagots. Dar vien apie veidrodį.
Kad pasiveis, koks dabar veidrodis neaptekrus. Kad pačiupinėjai, rodos, kad tas pats tekrus. Rod kažko gelten, veids surokis, kaip išmerkus kempin. Jau ir ranks pradeda virpėt, skauds trienus, negal duora benus jėdėt. Bardas, kad on pasitaikė ir įsipjaut, negal duora koj be apsiaut. Suskaut širdį prisimenus jaunystę, nu bet gal kažkaip norėti zyst. Nieks anos mums jau neapsugraužins, nebėra atmintėjais, veizėk bus besada ar siklins. Bėgtai metą ką pondau, kaip čia seniai buvo pavasaris, vėl rudau. Tep jau aukščiausioje surėdyti, kad ir žmogus kaip kvietkelį tornų vyst. Nu bet nereikia imti plaukus, reikia pabėgioti, palakstyti po laukus, tep kaip mokėn pons kepenis, ir vėl bus kaip jaunas, nebatrodys senis. Kartas pasiveis kokį serialą, apsiklojus šeltą dialą, ir tas laiks praeit kultūringa, nuseniau žmogau, kaip mane dėlė naudinga. Nu aš žemaitis skaitų būdą, iš ryt sukert košės bliūdą, išlenk bobelins taurelę, linksmiau tvirtą vėl plak širden. Smerkiau aš dar nepasidausiu, niekas įskaudės nedėjausiu, 100 metų, kas sulauksiu, lovo guleis dainą trauksiu. O dabar norėčiau pristatyti Maksvytį Jūzupą. Maksvytis Jūzups ir kilėma iš Kretingos rajoną, ten dabar gyvena. Unsi laimingas žmogus gyvena savo tėvų sodybo, Peldių sodo. Dėl ko mes šiandieną anau pasikvietėm į savo pamoką, dėl ko uns tai gera jautas tarp skaudiškių, kap uns nejausis. Jau uns ir čia derbis Šakių vidurinė mokyklo, jie praktikį ir atlieks lenkimus mokyklo, o jie žmogus dirb mokykloje, mus int jau suprantat, tas žmogus ir mokytos. Ir mokytojai uns ir derbis daug metų. Dar visai nedaug te praėjo, kap uns to mokytojai neapdirba. Pastaruoju laiku darbavos kaimininį Kretingos rajoną, savo gimtuoju rajoną, Darbėnų gimnazijo. Maksvytis Jūzups nu to čiesa, kap dirba Skauda rajone, išėjęs dirbti į Kretingos rajoną. Su Skauda rajonu nikokių ryšių nenutraukė. Uns visą to laiką vėl didelė aktyvė, kap ir įmeiksliau uns bendradarbiau su Skauda rajono laikraštį Mūsų žodis. Liauba atsiųsti visokių pasakojimų iš savo gyvenimą, vaizdėlių, aprašymą apie renginius, eilėraščių, bet viskas tas liaubūti lietuvių bendrin kalba. Kaip kitaip galbūt, juk lituanistų visą gyvenim dirba. Bet pastarųjų čiesu, o to čiesą darė didelę nedaug, Jūzups pradėjo rašyti žemaitišką. Ir pradėjo žemaitišką rašyti jau turi šiokių tokių pasiekimų. Anau ne tik vadina visokius renginius, tuo žemaitiškus kūrybus paskaityti, tų renginių ir nuog nedaug, kur uns dalyvavo. Bet uns jau sudalyvavo į tam va šitam monominavotam konkursui, kuram žemaitiška, praeitas metas ir tam konkursui laimėjo 2 vietą. Prieš to, kad klausysiamos ano kūrybas, vėl noriu šio to paklausti. Noriu paklausti beveik to paties kaip Levon. Levon žemaitišką pradėjo rašyti jau lyginant su Tamiste, nu jau didelė sene. Tamiste nesene. Prieš kiek maždaug laiko pradėjai žemaitišką rašyti? Kiek čia to laiko galbūt? Nu žemaitiško aš taip maždaug pradėjau rašyti prieš 4-5 metus galbūt. O paskatina pradėti rašyti, pirmiausia, tai turbūt laikrašte, kur čia ir Kretingos rajonas, ir Skauda rajonas, ir Mažeikių rajonas, 7 rajoną, leid laikraštį Vakarų Lietuva ir ten ir toks puslapis Būkiam žemaitė. Ir bat tam
laikraštyje, tam puslapyje pradėjau aš vien atrasti ne tik žodyną senovišką, žemaitišką, bet ir tokių eilėraščių. Nu ir galvoju, kokie tai žmonės ir mokyti. Sugeb visi parašyti žemaitišką, o aš dar nieką nesu parašęs žemaitišką. Nu ir pradėjau rašyti tos žemaitiškusius tekstelius. Ir paskiau sugalvojau vieną tokį žemaitišką tekstą, pedagoginę regėjimą atsiųsti mūsų žodį redaktorę gerbiamą Dalytę. Nu, ir žinokit, tas buvo turbūt prieš kokius 4 metus, pedagoginę regėjimą mona atrado veitas tam puslapyje Būkim Žemaitė. Ne tik tekst buvo išspausdins ten berods 12 posmų, bet ir nuotrauką mona įdėtų į poikį prie savo sodybas. Nu, tai suprantat, tas išspausdins tekst, man tiesiog ką paaukšti kokį pakilėjų ant sparnų, kad turiu nenutelti, turiu nepadėti plunksnas ir turiu rašyti toliau žemaitišką. Nes juk žemaičių kalba tai ir mano gimtoji kalba. Ne veltui Jablonskis sakė, kad didelė garbė ir kalbėti svetimom kalbom, bet dar didesnė gėda ir nemokėti savos kalbos. Nu tai va, dėl to ir greta tos literatūrinės, bendrinės kalbos, kadangi sukur ir tokius eilėraščius, daug dėmesį skiriu ir žemaitiškiem tekstam. Nu, o dabar mūsų ant jūsų plauktumėm, ką paskaitytumėt porą savo kūrinių. Nor gyventi tik iškėta. Bov kaimalė toks vacėlis, raistas nagas kap erėlis, dėjos mokytų, protingų, nors neskaitė jokių knygų. Kad ir valdė tėvų ūkį, vėje visur kiaurą pūtė. Nebrangena ons gimtėnis, tuo žemelis, kur augena. Visus traukė tik per dontį, už botelką somtius ronti. Veina karvė priveizėjį, į krežėlį kiaušius dėjį. Pliumpinėjį susiraukis, kožna deina, ven priplaukis. Nors ronkelis ir auksėnis, nepaleida šimgramėnis. Keik stiklalių jau išgėri, prisisprogis visus pieri. Laksti bliūda ir kėdalis, iš sukrypusias trobalis. Jame koila prasidėjai, taip pakelius gulėjai. Musint toks nuprigėmėma, skundės vietov gaspadėnį. Visą omžių lakudrava, savo ūkie tik sapnava. Duora darbą, ką nederba, voktas daktas gret pasmirda. Dinga kirvė, dinga šakis, gruobi visko ką patrakis, net plovyklė nesitvėri, į kišenį slaptanieri. Sproga alų, movė vyną, lind į truobą net parspyną, viskau vilka į klietalį, katro grūdus kiaulę malį. Net ką motina susirga, prisigėris šnapšė mirka, smerti kelpuo vargšė bova, dėkau deivau, kad nežova. Votas vacis arkla širdis, savo kinė gol pasmirdis, negalvuo apie senatvį, raituos lovuo, kap gyvatį. Žėla plauka jau sulaukis, gerus darbus grabau kraukis. Paskiau šaukštą bus po peitų, nebliks dongau šiltų veitų. Kad ir keikė, vaci barė, nieks į protą neatvarė. Koks ons bova, toks ir lieka, nor gyventi tik iškėta. Nu ir antrasis tekstėlis, aukštas skraidė, žema kreta. Šeškaus bladis nuo darbienų, neužmirša dar nasrienų. Metų tozena sugaiša, bulaimėje merga raiša. Lakšt par svietą lyg patrakis, pasipūtės, įsistatęs. Visi iškuoj garantautas, dar į seksą nepardautas. Nors rankovės atsiraitis ir iškuoj lietuvaitis, bet mata, kas atsiteka, užsienietė, kas suteka. Ką balondis paburkava, ir vaikėlį įsigava.
nebė Vladiau kur bedingti, tor į patį pasiimti. Vos tik tortą išgarava, prie tėvalių parvažiava. Po šūsakas kvep gimtėnį, ta žemelė kur augena. Pempiom kopsta gailė klykė, širdys geismą rek valdyti. Jeigu kelnis pasidėję, ta žinok, ir nusidėję. Varlinė anot popeivas, voklė talie, toštis meigas. Jeigu nori kau turėti, turi arti ir akėti. Noriam mesuos, noriam peina, visam ūkie višta veina. Ir tą pat paleidus sparną, kurkčio patvorė lyg varna. Vladis vakščio susiraukis ir į koprą susitraukis, svetim tauti lopjaus kūrą, žmogus eiškos netgi šniūra. Vo, mata kas atsiteka, aukštas skraidė, žema kreta, dabar žmonės visi jaukas, atsivėrė Vladiau dangus. Mūsų Dievo te apžadėta, visi vargstam ant šios vietą. Ronkas kryžmą kas sudėsma, daug kart žemėje pailsiesiam. O patiems abongom šiandieninis pamokos palikau tamistoms tokį didelę majednį autorių. Kad suprastumėt, koks tuns ir majednos, užtenk tik paveizėti tau knygą. Atsiverti vieną posį, Žvinklis pranis, geismės apie gyvenimą meilį. Paim tau knygą apverti tep, Eugenijus Zabitis, tau ir man. Kas nors pasiklaus, sakys, tu dabar rūkausies apie du autorius. Ne, aš rūkausiaus apie vieną autorių. Aš rūkausiaus apie Eugenijus Zabitį, katras įgėjimis 1953 metais, Kretingos rajone Padubi sodu. Tas soda buvo visai netoliai Salontų, bet šiandieną tokių žvardėjim jau nieks neapžina. Tuos soduos jau nebėra. Į tą teritoriją, katru uns gėmi, ir pradėjo žengti pirmus žingsnius ir priskiriam Erlėnams. Paskiau mokės ten visai netoliai buvusio pradinė mokyklelė, iš tos pradinės mokyklėlės išėjo į Salontus, o iš Salontų išėjo į Vilnių, Vilniaus universitetą, kur mokės lituanistiks, lietuvių kalbos ir literatūros, o paskiau gyvena visokius Lietuvos pašalius. Tava ją rūkavaus apie du tos ankstė Zabitis Eugenijus. Gyvena tuos regionus, katrie ir vadinami Suvalkiai, Dzūkiai. Nors paskiau vėl parėjai artiau savo gimtųjų vietų, parėjai gyventi į Skaudą, katram gyvena dabar. Kaip Eugenijus Zabitis, uns ir žinoms, kaip rašaus autorius, didelė senė. Aktyviai dalyvavo Skauda literatų klubo Nuojus veiklo, tiksliau buvo prie to Nuojaus ištakų, kad tas Nuojus dar tik kūrės, buvo vienas iš iniciatorių, kad toks klubas atsirastų. Paskiau 10 metų vaidina Skaudo rajono kultūros centre Žemaičių teatre, katram vadovavo Untulis Edmonds. Tai va ir tam teatre bevaidinant atsirado tas Žvinklis pranis, kaip uns atsirado. Uns buvo vienos pjesės herojus, bet uns baigiantys tą pjesę numerį. Eugenijus Zabitis, katras vaidina tų herojų, pamesliai nusprendė, kad tas herojus buvo simpatiškas, toks visai nieka, kaip sak, žmogus, ir uns neturi teisės taip greta numirti, ir uns dėl to prikels. Ir tas Žvinklis pranis gyvens dar daug metų, bet gyvens kitaip. Gyvens kaip literatūrinis pseudonims, kaip slapyvardis Zabitė Eugenijaus, katras rašė tik lietuvių bendrinę kalbą, buvo pasivadinęs Žvinkliu praniu, uns pradėjo rašyti žemaitišką. Ir kai pradėjo rašyti žemaitišką, anam tas didelė, kaip sakė, išėjo į pažitką. Cielus 2 kartus uns Respublikiniam tarmiškos kūrybos konkursi, čia davatus dalykus reiktum atskirti, nors apie to vėl rūkavomės per pirmuosius pamokas,
Aš menavoju, kad į toks konkurs, kuram žemaitiška, čia yra respublikinis žemaitiškas kūrybos konkurs. O čia aš dabar aukojaus apie respublikinį tarmiškas kūrybos konkursą, kur varžos autorė, katrie raša visoms Lietuvos teritorijų esantioms patarmėms. Nes kaip mes jau raukavom, kad tarmis tai ir tik 2 aukštaitį žemaitių, viskas kitkas ir patarmis, yra nuo ypatybės, ten dzūkaujins aukštaitė ir taip toliau. Tai va, uns dalyvavo tam respublikiniam tarmiškas kūrybos konkursai ir cielus 2 kartus tapa laimėtojai už poeziją. Nes liau būti 2 kategorijas, poezijos ir pros, tai va, už poeziją uns 2 kartus ir tapis nugalėtojų. Uns žemaitiška atebrašai dabar, nors pastarųjų čiesų vien mažiau, bet tuo knygelė tikra nėra trūktina tuos žemaitiškus poezijas, katru uns skaitų visus renginius, katri ir skirti etniniam identitetu, tarmėms puoselėti. Un saka, vis tai žemaitiškai eilėraštai ir ne koks nors išsimislėjams, bet tai ir istorijas, katros ir nutekus seno gyvenime. Un sak, čia nieka nėra išmislėta. Tik tava ir viens toks didelė majednus dalyks. Un saka, kad man skaitant to, ko aš parašiau, mislėjant apie to, ko aš parašiau, šerdiskau, tuos istorijas ir toks didelės mūtnas, tai, kad reiklausos, anei jaukas, kartas iš jauka net ašars pradėt šlaustytis. Pristačius tų autorių, aš noriu nam parduoti tų knygelį, žinau, kad iš anų skaitys, o dabar noriu biškai paklausti. Man ir didelė įdomė tas dalyks, dėl ko uns pradėjai žemaitišką rašyti. Aš žinau, kad Žvinklys pranis, kad uns anų norėjai prikelti, bet jų galėjai kaip nors to personažą prikelti kitaip. Negalėkite. Kadangi tas personažas buvo žemaitis, teatras buvo žemaičių, ir ons tas žmogėlis rakavo žemaitišką. Jaus turėjo žemaitišką, to pačiu kalbą. Ėmė galvoti. Žemaitišką pradėjau rašyti dėl to, kad pamatėjau pirmus tus bandymų anksčiau rašyti žemaitišką ir aš pagalvojau, kad aš galiu parašyti geriau. Ar geriau, paprasčiau parašiau, nežinau, bet, kaip čia pasakys. Aš, kad man sėdėt kepurė ant galvos paprasta, aš iškart pasenę rytau, kas buvo praeityje, vaikystėje, kepurė nusėjam, man tarsi pranykst viskas, tas, kas buvo, grįžta į dabar. Kepurė paprasta man padeda versti žemaičių. Tai ir pasekmė tuo, kad man teka mokytis Vilniau, toliai nuo gimtųjų kraštų, paskui gyvent dar irgi toliau nuo žemaitės. O kepurėlį man vis laik apsaugoj mano identitetą. Aš palikau žemaičių. Šiandien aš be kepur skaitys, kaip čia dabar pamoko su kepur sėdės. Teisinga, reikia šiokių tokių, kaip sako, laikytis takt, ypatybių. Su žemaitišku rašybu kaip. Atamist už kartą, pagavot tų rašym, kaip sako, visas ypatybės. Čia aš turiu mintyje ne tik taisyklis, kur reikia ilguos rašyti, kaip reikia brūkšnelius padėti, bet žinau vieną dalyką, kad tiems, katrie valgus įlavinimą ir lituanistą, va šitą ir jūsų šalia apsėda. Anems ankstiau mokyklo liop drausti šviesą rokautis tarmišką. Liop būt patikrinėms par pamokas ir pasakoj mokytoje. Jei išgers ką nors vieną žodį pavartoji tarmišką, gali gauti nuognį papeikim. Ir va, pradėti rašyti žemaitišką, aš misliu, kad lituanistų nėra didelė lengva, turint ilgą, kaip sak, patirti taip toliau. Tamist irgi turite pedagoginis patirties ir visokios kitos, musint maža būtom darbų, katrų nėra teki dirbti, ne par gyvenim, ne daug bėlėk. Bet va tuos pedagoginis patirties ir pats vėl lituanists, tai kaip dabar su tau kalba, su patiria iškrašym to vis manierą, a lengva buvo nuįvaldyti. Nuo draudimų nikumet pas mums netrūka, kažkumet draudė ir Amerikos radijai klausytais, dabar rusišką televiziją negal. Svarbu ir elgtis taip, kaip tau atrodo teisinga. Dėl tų rašybos taisyklių, man šiandien nepatinka vienas moments, tai ir ilguosis į rašybą su brūkšneliu viršų, man atrodo šiandien, kad tas Y visai gers. Bet jeigu taisyklės į taisyklės,
Biški esam panašiai Latvijos dėl tų brūkšnėlių virš ilgų į baltį. Bet juk iš tikrųjų panašiai esam juk baltą visą kas čia tuoti. Dabar aš nematau kokios problemas rimtos. Jeigu aš parašysiu stovį ilgoj, vienkart žmogus nusidivos perskaits, o antrą kartą jie pripras. Šaukarams pripras. Tada lauktumėm tamistis tų poros kūrinių, kur sakot, kad tai ir toks tikras istorijas iš gyvenimo. Pradėsiu nuo padėkos. Raudona kvietka po longas nurausiu. Kitą apdėkavoti aš nemoku. Juk par visą omžį man zizė jausi, ką gava manerkį laiduok. Vakaras stovėję prie turbos ilguosis, ką užtrukdavau pristasę prizuosis. Lopa mani vyra, draskik šlodo šonis. To nevėrėje, mylėje, laukia monis. Neveina pliuot kerką nebešmanį, ką prek man užtrošyti samanį. Kokius čerus užtaisyta pinklis, ką atversti protą pran žvinklį. Neklausė nei aušvienis, nei bobų, kloja patalėlį mon išeldė trobą. Parsvyraudams vakaras nukelį, jau regėjau tau stovilėlį. Bėga vasaras, nupleka mona kramį, soroka zuosi, nusišėri stasi. Jaunas panas neapnorėjai pranį, bet žinojau, numei meilį rasi. O aš tau kitą apdėkavot nemoku. Raudona kvietka po longas nurausiu. Nunešiu tau, atkėšiu ir paklausiu. A myli mani da, manerkį laiduok. Gal 100 metų aš neapnuėjau, į galą ulištis prisenu į kaštaną. Vuku bevalkiuteis, pražėla barzda jau, ir akis debesėlį po lonkas neapgano. Tik baisa reta, ką prisprogė žens, pažadin gaidį, nupanų paršliaužis, apie jaunystę vožo ją pent, senatvida širdelis nesugrauži. Priprūda nueina, atrodo sveksi gyvus, bet vondau roda sienį, slabna, kūda, a ne dėl to, kad būdams vaiki ištyvus gyvenimėlį įmerkiau į šūdą. Tik lek dainelis, kaip šiaurinis vies, kamarvo sušonio į babaleiko, voje širdelį, kuo benorės, suprasi pats, tai norą jau palaik. Užkeltas karklis, bėris uždaryts, nudėla patkavas, pasena mano panas. Tik pomėtė da tegu briekštas ryts, ką nuėnu prisenoj kaštaną. Dėkui už vinklių pranių ir dėkui visiems šiandieniniams mūsų pamokų svetėms. Dėkui Remeikiau Leonu, dėkui Maksvytiau Juzapu. O mes šiandienin pamoktų vibėngsėm ir susitiksim kitą kartą. Tas sudėjau.